rimti. Tai Kaip suprasti degalinį tūsai? Nu, ten. Su nemokami benzą? Degalinė? Labas vakaras. Labas. Čia su operatorium kalbam? Taip. Klausykit, mums mažai benzino liko ir mes žadam atvažiuot, užsipilt. Bet aš norėjau paklausti, jeigu mes atsiskaitytumėm rytoj, nes dabar grynų neturim, nieko tokio būtų. Nu kaip tai nieko tokio? Nu kodėl? Aš visada atvažiuoju pas jūs, pasišypsau ir jūs visada kaip mane pastebit, tai gal kažkaip susitarisim? Biškai šnekat nesąmonės vėjus. Ta prasme, koks rytoj, ta prasme, tai... Ar jums, mes kai galėsim palikti kokį, draugės paliksiu telefoną arba piniginę. Neturim pinigų, ką daryt? Mes šalia... Atvažiuok, aš nekėsim vietoj. O... Tai galėsim, nes, jeigu... Atvažiuokit, pašnekėsim vietą, aš negaliu nieko pasakyti apie telefoną. O tai kodėl negali dabar pasakyti? Aš jūsų nematau, aš noriu gal jūs pažiūrėti. O, prasideda. Taip, tai gal pasitikės mumis, tai gal važiuojam? Ne, tai mes atvažiuosim. Tai reikia įrengt, tada kažką gražiai. Ne, tai sakau, atvažiuokit vietoj, pašnekėsim. O jūs iki kelių dirbat šiandien? Iki 11. Tai paskui būsit laisvas? Turbūt. O ką po to? Nežinau. Mes galėtumėm atsiskaityti. Aš kažką traukčiau labai ir išėšę, žinokit. Sakau, galėtumėm gal kažkaip atsidėkoti už tą benziną, jeigu įpiltumėte į mūsų baką. Ne, tai rytoj atvažiuosit, sumokėsit. Gerai. Į baką norėtų, kad mums įpiltų. Aišku, kad jis statytų pistoletą labai. Į baką. Tai traukčia, negirdžiu, žinok. Ko tu negirdi, girdi mažu? O tu tas tamsus ar šviesus esi? Tai jeigu skambini, tai žinai. Tai aš skambinu į degalinę, aš tai tavo numerio asmeninį neturiu. Tai prieš tai sakė, kad aš ten pastebiu kažkaip tam. Aš iš balso, aš galvoju, kad tu tas fainuolis esi. Nežinau, jūs čia kažką maišyt pradėjim, atrodo. Tai kokios spalvos tavo plaukų? Kokios plaukai tavo spalvos? Atvažiuosi, pamatysi. Tai po 23 būsi laisvas? Bus matyt. O jeigu mes sakytumėm, kad pas mus yra toks, galima sakyti, baliukas šį vakarą? Nežinau, bus matyt, Ką tu čia taip, kaip koks mažas vaikas? Mes norim sutart. Mes norim šokt. Klausyk, tai ką? Debrecino gatvėje mes gyvenam. Tai atvažiuok, sakau. Atvažiuosim, bet tai mums reikia kažkokio užtikrintumo. Atvažiuosi iš Paryžiaus. O tu vienas ar su draugu? Su draugu. O, Geras. super. Bet mes nebespėsim nusipirkti išgert. Atidėkit ką nors. Galite atidėti? Brendžiuko. Oi, negaliu. O kodėl? Gerai, šiaip neturiu laiko, čia užtenka prikolit. Davai, viskas, varau dirbti. Zip FM. Tai gero darbo. Dėkui. Radistai iš Zip FM. Jo. Tomas tave užregistravo. Supratau jau. Ne? Kas tas Tomas, tavo draugas? Kaip operatoriui tu per daug supratingas. Toks jis draugas, šiaip jis ten toks, čia trinas nuo ryto iki vakaro būna, tai žinai ten. Ne? Sakė, kad pas jūs degaliniai vyksta... Daugiau pažįstamas, toks, žinai. Supratau, klausyk, sakė, kad jūsų degaliniai ten, žodžiu, būna normaliai daug liaudės vietinės ir ten gerai yra pasibuvimo vieta. Ar čia yra teisybė? Jo, šiaip iš tos pusės galim taip sakyti. O čia tas Tomas Arklys, ta prasme, koks, nes aš kelis Tomas pažįstam. Žinok, Tomas tiesiog numerio galas 98 baigėsi. Kumelė, jo, žinau. Arklys, ne? Jo, Arklyška, mes tai vadinam jį. Supratau. Dabar susimėčiau dėl to Tomų galvoju, žinai. O dabar yra liaudės pas jūs jau ten, ar... Jo, biškai yra. Ir ką jie veikia? Tiesiog valgo sibilus. Mašinas plauna, viską dirba. Kiek plovyko čia pasiūlymų? Girdim. Gerai, linkėjimai ir gerų darbų. Gerai, dėk. Taip, Klaipėdoje vyksta reikalai. Ignelį žinojai?